Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros absolventės, dizainerės Inesos Malafei diplominis rašomojo stalo projektas. Šis kūrinys labiausiai visame pasaulyje vertinamo If Design Award 2012 konkurse pelnė apdovanojimą už dizainą ir buvo pirmasis šį apdovanojimą pelnęs lietuviško dizaino kūrinys. Pagal autorės sumanymą, specialus medinis stalo rėmas sukuria daug papildomų erdvių pasidėti daiktus, ypač tokius, kurie yra linkę nukristi. Labas vakaras. Kultūringa televizija atveria duris į kultūrą, o kultūringieji turi žiūrėti kultūrą. Per šį pusvalandį apsilankysime ten, kur mūsų galva verta ir jums pabuvoti, pamatyti ar paskaityti. O mūsų studija, kaip visuomet, puošia lietuviško dizaino kūrinys, šį kartą rašomasis stalas, kuriuo grožėtis galite visą šį pusvalandį. Na, o dabar apie viską tik trumpai. Kaip šaltas vėjo gūsis užeina filmų festivalis Skanorama. Vieną vakarą roko ir operos garsai suskamba sporto rūmai. Ir vėl atgyja Atžalynas nacionalinėme dramos teatre. Kultūra gyva. Buvęs Lietuvos kino teatras, Tauro rago baras, misionierių ligoninė. Garbingą reikšmingų šiandien akį rėžiančių pastatų sąrašą užbaigia sporto rūmai. Tai erdvės, kuriams tinka Maironio eilėraščio ištrauka. Nutilusios sienos apleistos visų, be sargo, ginklų, be žmogaus. Vilniaus sporto rūmai. Galbūt čia dalyvavote Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamajame suvažiavime, o gal tėvai atsivesdavo jūs čia į krepšinio rungtynes. Iš karto vaikystė, jaunystė. Su klase važiuodavom į koncertus jaunimo estrados, su tėčiu žiūrėdavom krepšinio varžybas, koncertus įvairius. Ar kai buvote paaugliai, klausėtės čia koncertų ir kartu su jau legenda tapusių grupių gerbėjais dainuodavote laisvus žodžius? Atrodo, lyg tai viskas tas pats, tik tai trūksta kažkokios scenos, kažkokio aparatų, kažkokių garsų, daug žmonių, daug judesio. Labai gaila, kad tokia erdvė, jinai tokia gražioje vietoje Vilniuje stovi nenudavim. Šiandien, eidami pro šalį, galime tik prisiminti. Taip jau atsitiko, kad jeigu būtų gyvas Gediminas, pro savo pilies bokšto langus matytų dūlėjantį pastatą paverstą automobilių stovėjimo aikštelę sargu. Ir tik arčiau prieėję pamatytumėte vienintelį skelbimą bylojantį, kad pastatas nors truputį kam reikalingas. Negalima gerti alkoholinių gėrimų ir rašyti ant langų. Virš skelbimo vietinių užrašyta: Našai panki strašnėja tankav. Aš manau, kad kultūros žmonės iš tikrųjų turėtų būti priekyje visų procesų. Ir vienas iš pagrindinių procesų, tai man atrodo, žmonėm diegti tokias klasikinės kultūros vertybės, nes pas mus dabar viskas yra pramoga. Pas mus kultūra susilygiavo su pramoga. Ir dėl to pas mus nyksta labiau tos iš tikrųjų tikros kultūros vertybės. Kultūros žmonės neturi sekti kažkokiom tai kanonais, kas ką leido, kas ką padarė, tokiom, kaip sakyti, nustatytom normom. Jau šį sekmadienį Vilniaus sporto rūmai atgis. Tiesa, tik vienam vakarui. Vilnius City Opera, buvę bohemiečiai, pristato roko ir operos projektą VCO Rock. Žymios operų arijos bus atliekamos roko stiliumi. Toks edukacinis tarsi projektas yra, kad supažindint kuo didesnės žmonių mases būtent su ta operinė muzika, kuri suskamba visai kitaip ir išgirsta žmonės ir labai patinka ir pritraukia į operos spektaklius. Asmik Grigorian, Laimonas Pautienius, Aušrinė Stundytė, Vaidas Višniauskas, trumpam grįžtantis į šį projektą iš didžiųjų Europos operos scenų. Taip pat ir iškilus Lietuvos operos solistai Joana Gedmintaitė, Tadas Girininkas ir kiti. Vėl kitoks jausmas, nors dainuoja kaip ir operinį tuo pačiu balsu. Su roku vėl kita, nes visai kita, taip, labai gerai pasakėt, labai visai kita emocija. Aš jaučiuosi labai atsipalaidavęs, ta prasme, kad aš galiu improvizuoti balsu, ko operos scenoje labai retai gali tą daryti. Bet kokiu atveju, ta prasme, vėlgi tai yra bendas, tai yra visai kitas garsas ir
Nežinau, man tai yra tarsi tokia išdykavimo forma ir smagu. Sporto rūmai roko ir operos sintezė pasirinkti ne šiaip. Ši vieta dažnam primena laisvės dvasia trykštančius fojė ar anties koncertus. Sporto rūmus ir nepriklausomybės roką galime įrašyti į vieną gretą. Labai tinkanti erdvė ir labai, aš prisimenu ir fojė koncertus čia, ir atvykusių grupių koncertus čia, ir roko koncertus, ir kitokios muzikos koncertus. Ir mano manimu, kad kada mes galim šiandien dienai sujungti tos du žanrus, klasiką ir roką, labai įdomu. Projekto rengėjai siekia parodyti, kad opera yra karšta ir maištinga, kaip rokas. Greta uždegančių arijų ir idėjų visuomet yra priešgaisrinė apsauga ir pastatų ekspertai. Iki paskutinės minutės buvo derinami interesai. O interesų susijusių su tokiomis miesto centre esančiomis erdvėmis yra daug. Jie čionais atvažiuoja iš tikėjimo. Patikėkite, čia nėra nei komercinių interesų, nei politinių interesų, čia yra tik tai tikėjimas ir kultūra. Lapkričio 10. Į Vilniaus sporto rūmų istoriją bus įrašyta kaip diena, kai ši vieta atgimė. O kol kas, kiek primenat jūs man brangiausių laikų ant vieškelio amžių plataus. Laikai brangiausi. Ar mums dar sugrįšite, ar vien minėsime kaip savo jaunystę? Šaltas vėjo gūsis. Tai būtų galima pavadinti lapkritį atsivijusi Europos šalių kino forumą Skanorama. Vakar tarsi šalto vėjo gūsių iš Švedijos forumas atidarytas švedų režisierės Mijos Engberg filmų Belvilio kūdikis. Ir taip dar visą savaitę Vilniuje, o kituose miestuose iki lapkričio pabaigos europietiški filmai kaip šaltas vėjo gūsis nesukaustis, o prikaustis prie kino ekranų. 11 kartą rengiamas Europos šalių kino forumas Skanorama šiemet aprėpia visą Europą, rodydama žemyno geografiją, kultūrinės tradicijas, kūrybinius režisierių dialogus, kertančius net Atlantą. Priartėti prie naujojo pasaulio siūlys specialiųjų seansų programa, kurioje nuo vieno iš Kanų kino festivalio laureatų filmo Auksinis narvelis iki naujausio nepriklausomo Amerikos kino kūrėjo Jimo Jarmušo darbo išgyvena tik mylintys. Europos sklaida, ta ir gamybinė ir kūrybinė po pasaulį, jinai darosi vis intensyvesnė. Ir mes atspindime šį procesą. Mes nesiplečiame geografiškai, kad mums reikia ir ten, ir čia, ir ten, ir kitur. Mes tik tai žiūrime, su kuo kalbasi Europa, kokiuose tarptautinėse produkcijose didelėse ji dalyvauja ir kodėl dalyvauja. Svarbiausiame rudens kino renginyje žiūrovai turės galimybę pamatyti tuos filmus, kuriuos festivaliuose lydėjo kritikų ir žiūrovų simpatijos. Filmus, kurie susirinko svarbiausius apdovanojimus. Nuo filmų Žudimo aktas, Kontiki iki Kanų kino festivalio prizininkų filmų Nepažįstamasis prie ežero, Salvo, Aš pats ir mano mama, ar bendro Prancūzijos ir Irano filmo Praeitis, kurį Iranas taip pat pristatė Oskarams. Nepažįstamai prie ežero. Tai Kanuose ypatingo žvilgsnio programoje atrastas filmas. Čia dar prieš paskelbiant Skanoramos programą buvo girdėjau šnabždantis žmonės, kad ar girdėjau Skanoramą rodys gėjų porno. Tai ir taip ir ne. Ten yra kur kas daugiau ir kino kritikai buvo susižavėję to filmo. Žiūrovas turi teisę vertinti filmus pagal vienintelį kriterijų. Jam patinka tai ar nepatinka. Bet festivalis negali vertinti filmų pagal šitą kriterijų. Festivalio kriterijai yra kiti. Ir dėl to jis turi siūlyti įvairovę. Ir su ta įvairovė teikti tas vertybės, kurias jis nori teikti. Daugiau nei 100 filmų suskirstyti į programas Naujienos iš šiaurės, Kertant Europą, Neišgalvotas gyvenimas, kuriuose dar negirdėtos pavardės ir jau žinomi kūrėjai, pristatantis naujausius savo filmus. Žanas Lukas Godaras, Agnieszka Holland, François Ozonas, Marco Bellocchio, Gabrielė Salvatoresas ir kiti. Retrospektyva skirta Robertui Bressonui ir Nikolai Raugui. Tai filmai, kada, tarkime, beveik visi naujieji filmai yra skaitmenoje, jeigu dar pernai turėjome vieną kitą filmą juostoje iš pagrindinės programos, tai šiemet jau viskas yra tik skaitmenoje, niekas nebefilmuoja jau juostą. Tai parodysime 2 programas iš juostos. Tai irgi yra išskirtinis įvykis, kuris įvyksta labai retai. Konkursinėje programoje Naujasis Baltijos kinas varžysis Lietuvos, Latvijos ir Estijos trumpametražiai filmai. Čia pristatomi 6 lietuvių autorių kūriniai. Be jų, festivalyje dar 4 lietuviško dokumentinio kino premjeros. Richardo Marcinkaus Galutinis tikslas,
Jackie Baer Julija, Audriaus Stonio Kenotafas, Vytauto V. Landsbergio Trispalvis. Visa festivalio programa pateikia labai plačią ir pakankamai išsame Europos kino panoramą. Taigi tas štai veidrodinis principas pamatyti save kontekste yra labai svarbus ir labai reikalingas mano galva. Be režisierių, aktorių ar scenaristų atvykstančių pristatyti filmų festivalį apsilankys kino industrijos atstovų iš Islandijos, Rusijos, Lenkijos ir Graikijos. Tikrai džiaugiamės, kad atvyksta garsusis serbas Goranas Paskaljevičius, kuris ne tik pristatys savo naujausią filmą Dienai brėkštant, tačiau taip pat ves ir meistriškumo dirbtuves Skanoramos organizuojame koprodukcijos forume Skanoramos kryptys. Dalį filmų šiemet žiūrėjau savo virtuvėje. Įvairių paros metu, vienus 6 ryto, kitus 12 nakties, vienus dieną. Ir aš žiūrėjau Nepažįstamai prie ežero, tikrai puikų režisūriškai fantastinį filmą, bet jame yra labai daug atvirų sekso scenų tarp gėjų. Ir kaip tik tuo metu pas mane viešioja mama, kuri tuo metu kepė bandelės virtuvėje ir pamatė keletą kadrų iš šio filmo. Pagrindinis dalykas, kodėl mes visgi tuos filmus einame žiūrėti į kiną, dėl to, kad sėdėdami 6 eilėje 14 vietoje mes žinom, kad mums iš kairės ir iš dešinės yra daug žmonių, kurie šią patirtį dalinasi kartu su manim. Ir antras dalykas, man bus labai sunku išeiti. Dėl to žmogus yra dažnai priverstas kino salėje žiūrėti net ir tai, kas jam nelabai patinka. Pamatyti filmus, kurių galbūt neišvysite niekur kitur, kviečia Skanorama. Lapkričio 7-17 dienomis Vilniuje, 14-24 Kaune, 14-17 dienomis Klaipėdoje ir 23-24 Šiauliuose. Atsisveikinu tik trumpam, nes reklama, bet po jos pabūkite kartu, nes dar matysite. Kaip aš galėsiu dabar įeiti į klasę, žinodamas, kas štai čia prieš mane yra mokinys sužalotas siela. Aš manau, kad scenos baimė yra neskiriamas dalykas. Jis turi būti. Jau retai be pasilipu ant taburetės, kad ką nors pasiekčiau. Dabar siekiu kitų dalykų. Pavyzdžiui, aukštojo mokslo. Ar kada klausėte savęs, kas yra vertybė? Jeigu klausėte, ar nuoširdžiai atsakėte? O gal pasijautėte nesmagiai vien dėl nesuprantamo klausimo? Ar išgąsdino atsakymas, kas yra vertybė? Gal į paprastus klausimus padės atsakyti nepaprastai paprasta Nacionalinio dramos teatro premjera Atžalynas. Gali būti, kad jūsų vertybės po truputį pradeda formuotis dar vežimėlyje. Gali būti, kad vertybės auga ir kinta čia ir nežinia, kas su vertybėmis atsitinka čia. Visada yra tam tikros vertybės, yra ar tu politikas, ar tu prezidentas, ar tu paprastas žmogus, ar tu pensininkas, ar tu jaunas žmogus, vis tiek jos yra tos pačios. Todėl negali būti taip, kad vieniem čia yra vertybė, o kitam nevertybė. Nacionalinėme dramos teatre pristatomas spektaklis pagal Kazio Binkio dramą Atžalynas. Spektaklis kalbantis apie labai paprastus ir pamirštus dalykus. Vertybės. Optimizmą, tikėjimą, pasitikėjimą. Tai, kas atrodo taip vaikiškai paprasta. Kam mes čia kitaip gyvenam? Kažkokia prasmė tai turi būti. Ir mūsų visų kaip žmonių, nebūtinai kaip aktorių, režisierių, menininkų. Prieš pat antrąjį pasaulinį karą parašyto Atžalyno centre be kaltės apkaltintas jaunuolis. Aš kaip ir stengiuosi suprasti, kodėl būtent tas mano vaidinamas Petras tai padarė ir aš turbūt suprantu, bet aš į viršų iškelčiau. Jis neatsižada vertybių. Nesiliauja tikėjęs gyvenimu ir kitais žmonėmis. Spektaklėje vaidina beveik 40 aktorių, tarp kurių ne tik scenos grandai, bet ir aktoriaus specialybės studentai. Kaip aš galėsiu dabar įeiti į klasę, žinodamas, kas štai čia prieš mane yra mokinys sužalotas siela. Šiandien Atžalyne galime dar kartą pamatyti tą, ką galbūt ir taip žinome. Nesudėtingi dalykai, bet reikalaujantis nesugadinto, veržlaus, binkiško tikėjimo, kad pasaulis
gali būti geresnis. Visur jaučiamas toks tikėjimas, toks absoliutus tikėjimas pasauliu, gyvenimu, kad jį galima padaryti gražesnį, šviesesnį per mokslą, per švietimą. Ir kiti jo kūriniai tai yra pilni optimizmo, džiaugsmo kažkokio. Tai kas mums tame nauja? Mes daug ką jau praradę. Binkis apie savo dramą rašė. Jaunuolio tipą ir psichiką galima suprasti tik tada, kai parodoma ta aplinka, kurioje jis bręsta, auga ir savo būdą formuoja. Tad iškilo reikalas pjesėje paliesti jaunuolio gyvenimą šeimoje, jo auklėtojus globėjus, mokslo ir praktiškojo darbo mokytojus. Tai, ką kalba spektaklis, yra tai, aš tai laikau, nežinau, akivaizdžiais dalykais. Taip turėtų būti. Taip turėtų būti. Taip atrodo juokinga, bet... O va kaip yra. Nes čia, tai yra taip akivaizdu. Nes toleruojami gudručiai. Nežinia, kas atsitiko su mumis per tuos nepriklausomybės metus, bet kažkas atsitiko. Nueikite į Atžalyną, palyginkite save su tuo, ką matote scenoje. Gal scenoje ir netikras pasaulis, bet scenoje pasaulis su vertybėmis. Ir galiausiai, kuris pasaulis gražesnis? Šis? Ar šis? Po 2 premjerinių spektaklių Vilniuje Atžalynas pradės kelionę per Lietuvą. Spalio pradžioje vyko tarptautinis poetinio Druskininkų rudens festivalis. Čia jaunai poetei Ramunei Brunzaitei už pirmąją eilėraščių knygą įteikta Jaunojo Jotvingio premija. Simboliška su savotiškos baltų genties nare kalbamės po baltų mitologijos motyvais sukurtomis Petro Repšio freskomis. Dailininkui Petrui Repšiui prireikė 9 metų tam, kad ant šių skliautų ir sienų Vilniaus universitete nutapytų freskų ansamblį Metų laikai. Ramunei Brunzaitei prireikė 8, kad eilėraščius sutalpintų po vienu knygos skliautu, o jį pavadintų Draugy mano draugė. Paskutinis Sapfo eilėraštis rastas filologyne ant sienos. Mes sėdėdavome prie vieno stalelio valgykloje. Jį pjaustydavo kotletą ir žaviai šypsodavosi. O man pirštai pradėdavo virpėti, pažvelgus. Apie save visada labai sunku kalbėti. Aš prisimenu, kaip aš vargau, kai reikėjo pasirašyti ant knygos nugarėlės, ką čia apie save papasakot. Nežinau, gimiau Vilniui, užaugau Pavasario gatvėje. Iki šiol ten labai dažnai grįžtu ir būnu. Gyvenau kurį laiką Italijoje, prieš tai studijavau lietuvių filologiją ir italų kalbą, išmokau kalbą, išvažiavau pusmečiu į Italiją. Vienas skyrius šitoje knygoje yra kaip tik skirtas Udinei, miestui, kuriame gyvenau. Na ir kartais parašau eilėraščių. Mokau italų kalbos, jeigu kam įdomu, galite kreiptis. Ant kolonos vaizduoju, kas žmogui buvo svarbiausia. Derliaus pagausinimą, bandos išsaugojimą, būriniuose skliautuose, muzikantai. Taip apie freskos siužetą yra pasakojęs Petras Repšys. Ramunės pirmojoje eilėraščių knygoje taip pat ištisas siužetas. Tik to, kas kėlė nerimą nuo pat vaikystės iki 25. Aš tarsi atsikračiau kai kurių savo, išgyvenimų, kažko, kas man vis sukdavosi galvoj. Tai aš jas surašiau ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tai yra knyga pagaliau. Čia yra 8 metus rašyti eilėraščiai, tai pakankamai ilgas laiko tarpas. Ir dabar man lengviau, nes aš galiu imti šitą knygą išmesti ir negalvoti apie tai. Jie tarsi jau gyvena savo gyvenimą, tie eilėraščiai. Ir aukštasis. Mama, o kaip čia buvo? Klausiu ir klausiu jau. Sakytum užaugus. Jau retai be pasilipu ant taburetės, kad ką nors pasiekčiau. Dabar siekiu kitų dalykų. Pavyzdžiui, aukštojo mokslo. Kas laimė? Kas yra laimė? Apie knygą Ramunei pelniusią Jaunojo Jotvingio premiją sakoma, tai subtili meilės lyrika, nedemonstruojanti pojūčių ir ego. Pasaulį bandoma prisijaukinti švelnumu ir ilgesiu, suvokti šio jausmo įtampas, dramatizmą, išlukštenti tinkamus vaizdus ir metaforas. Bet knyga dabar gyvena savo gyvenimą, o poetė savo, iš naujo, su naujomis laimėmis ir nelaimėmis. O, sugalvoju atsakymą. Kad ir tą patį eilėraštį parašius,
Kažkaip atrodo viskas neveltui, net ir visas tas nelaimės, tarkim, taip pavadinkime. Kažkur kažkas žypteli, nes man atrodo, laimė nėra kažkas tokio didelio ir nuolat jaučiamo, turbūt kažkokios tokios žiežirbėlės. Žiežirbėlės. Gražiai pati savo, gražiai sakiau. Visada labai įdomu, kai perskaito kažkas kitas, kaip jis tas intonacijas sudėlioja, akcentus. Tai man labai įdomu, nes dažniausiai pats skaitai ir jau vienodų balsų, ir jau visiems nusibodė, kas dažnai tuos skaitimus eina. 88 puslapiai žiežirbėlių, įsižiebusių autorės galvoje ir suliepsnojusių skaitytojo lūpose. Ko gero, to ir reikia kiekvienam kūrėjui. Kaip žibant raudonų Coca-Colos skardinių saulės atspindžiai, lūpomis spaudžiu vyno rubiną, raudoną šviesoforų šviesą. Laiko nėra, kartuoju nuo tada, kai pamečiau rankinį laikrodį, bet riešas vis tiksi. Aš bijau. Nebijau, tik truputį jaudinuosi. Tokia yra mano scenos baimė. Matyt, ir jūs tokią turite. Tokią turi žmonės, kurių darbas būti scenoje. Rubrikoje Kultūringas kultūros tyrimas kalbamės apie scenos baimę. Kaipgi be jos? Gal neįvyktų koncertas, o gal spektaklis? Taip nuo scenos į kol kas dar tuščią salę žvelgia aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas ar vedėjas. Mažesnė ar didesnė, bet visi jie turi scenos baimę, kurią tarsi pamaitina. Užgesusios šviesos, nukreipti juos prožektoriai ir pilnutėlė salės tyla. Tada baimė dar labiau išauga. Aš manau, kad scenos baimė yra neskiriamas dalykas. Jis turi būti. Aš turiu beprotišką, aš esu visiškai išprotėjus to klausimo ir su kiekvienais metais ta scenos baimė jinai tik didėja, kaip nebūtų keista, nemažėja. Galbūt dėl atsakomybės kažkokios. Sakoma, kad scenos baimė yra viena dažniausiai pasitaikančių. O jei būtų įmanoma apibūdinti kokia ji, tai geriausiai padarytų žmonės gyvenantys scenoje. Turiu ir aukščio baimę, bet ji yra tokia paniška ir isteriška. O čia, būtent čia, scenos baimė jinai yra kartu ir maloni, ir kartu tokia, jinai jaudinanti. Stimuliuoja tavo pasirodymą, jisai veikia ir kai kuriem pavyksta su juo susidoroti ir jisai būna. Vienus ši baimė jaudina kaip pasimatymas. Taip, todėl, kad tu pasimatai su žiūrovu ir pats su savim akistata scenui. Kiti jai sugalvoja spalvą. Man tai tokia, tamsoka tokia spalva, tokia laukimo, nežinios. Treti, kaip scenos baimė turėtų atrodyti. Galbūt kaip koks mustangas. Kol jo nepažaboji, jis yra nesuvaldomas. O jeigu tu išmoksti pažaboti, turi nuostabiausią žirgą. Tikriausiai bus sunku patikėti, bet scenos baimę jaučia ir tie, kurių scenoje galbūt nematote, bet būtent jų kūrybą ir darbus scenoje stebite. Aišku, kad aš turiu. Aš visada galvoju, ar išgirs, ką kalba mano scenos, ar sugebės ir aktoriai, ir žiūrovai susitikti, išklausyti viens kitą. Aš su kiekvienu jų, kai jie dainuoja, aš irgi tenai gyvenu. Iš kur aš žinau, nes pavyzdžiui, kaip pernai man labai smarkiai kilo spaudimas, man tokį aparatą pridėjo. Tai per Onegino trečią veiksmą pas man jau buvo 210. Galbūt, kuo išsiskiria dirigentų, kad jaudulys persiduoda kolektyvui. Jeigu matote, kolektyvas kaip ir klausytojas, tarp kitko, ir netgi klausytojui atiduodi tą jaudulį, o to neturėtų būti. Pavyzdžiui, ir koncertų vedėjai atsiduria kartais netyčia scenoje šalia tų solistų ir jie taip pat turi scenos baimę. Daugelis painioja tokius dalykus, kad jaudulys yra baimė. Deja, ne, jaudulys tai nėra baimė. Tai visai kitas dalykas yra, bent jau aš nejaučiu baimės. Aš labai tikiu kolektyvu, labai tikiu atlikėjais. Pamenate, siužetą pradėjome nuo šio vaizdo. Kol čia tuščia, tarsi ramu. Bet kai žiūrovai pradeda rinktis, apima jaudulys. Ir greičiausiai ne scenos, o publikos. O tik kai kuriuos iš publikos – baimė. Baimė pavėluoti į koncertą. Tikiuosi jūsų namuose jau šviesiau. O mes dėkojame, kad buvote kartu. Belieka palinkėti kultūringo ir prasmingo likusio savaitgalio. Iki kito penktadienio 23 val. Sudie.